Edita, paminėjai mokymų išlaidas, ar ne? Pasidalink tada, į kokį pagrindinį punktą reikėtų atkreipti dėmesį, jei yra sutartyje šis punktas nurodytas. Taip, tai kaip ir tu paminėjai labai gerai, jeigu jis yra. Nes jeigu nėra susitarimo dėl mokymosi išlaidų, nes tai gali būti atskiras susitarimas ir gali būti darbo sutartyje, aplamai mes negalime kalbėti apie jokį mokymosi išlaidų kompensavimą darbdaviui. Tai visų pirma turi būti tas susitarimas. Jeigu yra, tai mokymosi išlaidų atlyginimas galimas tik tai 2 atvejais. Kai darbuotojas nutraukia pats darbo sutartį be svarbių priežasčių, ir tai pagal 55 straipsnį, ir kai darbo sutartis nutraukiama dėl darbuotojo kaltės. Darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės, tai 58 straipsnis darbo kodekso. Tik tai šiais 2 atvejais galima kalbėti aplamai apie mokymosi išlaidų galimybę kompensuoti ar nekompensuoti, atlyginti darbdavį, ar ne? Kitas momentas, į ką reikia atkreipti dėmesį, tai yra ne visos išlaidos gali būti atlyginamos. Tai, kaip ir minėjau, ne visos išlaidos gali būti atlyginamos, bet tik tos, kurios viršyje darbuotojo darbo funkcijoms reikalingas žinias, gebėjimus ir kompetencijas. Ir tai yra dėl to, kad darbdavys turi pareigą apmokyti darbuotoją dirbti. Tai gali būti, kaip pavyzdžiui, su įranga kažkokia tai dirbti, su kažkokiais tai programom kažkokiam tai dirbti, kas reikalinga. Ir bet kokie ir turi pareigą darbdavys užtikrinti, kad darbuotojai keltų savo kvalifikaciją, tobulėtų atsižvelgiant į rinkos kažkokius tai pokyčius, naujas kažkokias tai programas, kažkokias tai modulius, kažkokius tai naujus. Kitas momentas, kai, tarkim, darbdavys nori įsivesti kažkokį tai, nežinau, pavyzdžiui, naują prekės ženklą nori paleisti pas save prekybą, tarkim, ar ne? Ir tam, kad paleisti tą tiekėjo kažkokią tai liniją, ar ten, nežinau, kažkokį tai įrengimus prekiauti, ar ne, jis turi paruošti savo darbuotojus, kad jie galėtų pardavinėti tam tikrą, siūlyti klientam jų tam tikras prekes. Kad tai jie galėtų daryti, jie turi būti apmokami. Tai vat šitos išlaidos, kurios reikalingos darbo funkcijai vykdyti, jos nėra ir negali būti kompensuojamos. Tai nepapuola į mokymo išlaidų atlyginimą. O kas papuola tada? Papultų tos, kurios viršyje tai kompetencijai reikalingos kompetencijas, gebėjimus arba žinias. Kaip pavyzdžiui, dabar taip greit sugalvot kokį tarkim, kad pavyzdžiui darbuotojas siunčiam į mokymus kažkokius tai išmokti dar vieną kalbą, tarkim, kuri nebūtinai reikalinga ar nereikalinga jo atliekamai funkcijai, tarkim. Ar kažkokius tai papildomus mokymus, kurie nėra reikalingi tiem, tarkim. Dar kas labai irgi dažnas būna, tarkim, gal čia daugiau su automobilio verslu, ar ne, kad jie galėtų būti dyleriais, tam tikro ženklo darbdavys, jie turi kontraktus su gamintojais ir pagal tos kontraktus, tarkim, yra prievolė, kad tu galėtum pardavinėti tam tikros markės automobilius, darbuotojus siūsti tam tikrų dažnumų į tam tikrus privalomus mokymus. Tai jau šitie mokymai irgi niekaip negalėtų būti priskirti prie tų atlygintinų mokymosi išlaidų. Nes be tų, tarkim, kaip pavyzdžiui, be tų mokymų, darbdavys aplamai negalėtų prekiauti, tarkim, tam tikro ženklo prekėmis, kaip, pavyzdžiui, automobiliais. O jeigu yra pardavimų vadybininkas ir pardavimų skatinimų mokymai yra pagal jo ar ne specialybę, tarkim, turėtų kompensuoti, bet bendravimo etiketas, kuris yra neatsiejamas, jeigu tu darai šaltus skambučius. Tai ar tada jie skaitytųsi kaip ir priskiriami, ar ne, tai pozicijai? Ar galima būtų traktuoti, kad vieni priskiriami? Pagal tą apibūdinimą šiai dienai, dabar daryčiau prielaidą, kad taip, jie yra būtini ir jie nepapultų į tas kompensuojamas išlaidas mokymas.
jie nepapultų. Ką dar noriu atkreipti dėmesį, tai maksimalus terminas mokymosi išlaidų nedaugiau kaip už 2 metus nuo darbo sutarties pasibaigimo, darbo santykių pasibaigimo. Gali būti trumpesnis, bet maksimalus yra 2 metai. Tai žmogus net išėjęs gali 2 metų bėgti? Už 2 metus skaičiuoja atgal iki pasibaigimo darbo santykių. Tai šitą irgi reikia atkreipti dėmesį. Tai būtent kokios išlaidos papuola po mokymosi išlaidom. Tai mokymosi išlaidos, tos, kurios, tarkim, tiesioginės, tai ten kažkokie tai seminarai, mokymai ir bet gali būti ir, kaip ir tu minėjai, kad užsienyje gali būti, ar ne, tam tikri mokymai, seminarai ir dar kažkas. Tai susitarimu gali šalys aptarti, kad, tarkim, prie mokymų išlaidos priskiriamos ir komandiruotės išlaidos, tai visokios kelionės išlaidos, nakvynės išlaidos, honorarai visokie. Tai irgi gali būti, bet dėl jų irgi turi būti konkrečiai tada susitarta jau įvardinta. Taip, atitinkamam susitarime, ar tai atskiram, ar tai, tarkim, darbo sutartyje, kai gali būti numatyta.